Kad įjungti šį kasos aparatą, reikia nuspausti mygtuką priekyje vieną kartą. Jo veikimo principas yra kaip paprasto kompiuterio. Atsiradus darbalaukiui, kad užeiti į kasos programą, reikia nuspausti 2 kartus pirštu ant programėlės su mėlyna piktograma. Jinai yra dažniausiai užvadinta su PIN kodu, kuris yra skirtas užeiti į kasos programą. Tai šiuo atveju pas mane yra 6616. Spaudžiam žalią varnelę. Ir štai čia matote pagrindinį kasos langą. Prieš prekybą reikia pasižiūrėti, ar buvo nuimta Z ataskaita. Kad tai patikrinti, galima atsispausdinti X ataskaitą, nuspaudus mygtuką kasa ir tada nuspaudus X ataskaitą. Arba galima pasižiūrėti per mygtuką pavadinimu balansas. Ir ten matysite, jeigu visur nuliai, tai reiškia galima daryti įdėjimą. Taigi, kad padaryti įdėjimą, spaudžiam vėl kasa, įdėti, suvedam sumą, kurią norim įdėti, tai šiuo atveju suvesiu 50 eurų. Spaudžiam žalią varnelę ir iš aparato išlenda patvirtinimo kvitas, kad buvo įdėta 50 eurų. Ir dabar iš karto šone matome, kiek buvo įdėta grynųjų pinigų ir koks yra grynųjų pinigų likutis stalčiuje. Tai dabar galima pradėti prekybą. Pavyzdžiui, dabar įmušim kitos prekės už 10 eurų. Spaudžiam patvirtinti. Dar galim įmušti gėrimai ir mes įmušim 2 gėrimus. Tai yra, iš pradžių mes įvesim vieno gėrimo kainą, tada mes pasirinksime kiekis laukelį ir įrašysim, kad kiekis yra 2. Dabar galime spausti mokėt. Jeigu žmogus atsiskaitinėja grinais ir pavyzdžiui paduoda 20 eurų banknotą, tai mes nutriname dabartinę įvestą reikšmę, paspaudus X-iuką ir įrašome, kad buvo paduota 20 eurų. Spaudžiam žalią varnelę ir įvyksta pardavimas. Dabar atliksime pardavimą kortele. Įmušim kitos prekės už 20 eurų. Spaudžiam patvirtinti. Tada spaudžiam mokėti, pasirenkam mokėjimo tipą kortelę ir tada spaudžiam žalią varnelę. Klientas pateikė kortelę ir įvyksta pardavimas. Dabar jeigu nuspausim mygtuką balansas, matysime visą statistiką. Matome dienos pardavimus, matome kiek buvo grinai suprekiauta kortele ir grinųjų pinigų kiekis stalčiuje. Bet kad įsitikinti 100% ar viskas sutampa, vis tiek galima atsispausdinti X ataskaitą. Spaudžiam vėl kasa ir spaudžiam X ataskaitą. Darbo pabaigoje matome pagal statistiką, kad dienos pardavimai grinais buvo 14 eurų. Tai pagal juos ir darysim išėmimą. Dabar spaudžiam išimti, suvedam 14 eurų, spaudžiam žalią varnelę ir tada darom Z ataskaitą. Dabar parodysiu, kaip šiam aparate pakeisti popierių. Lenkiam svirtelę į viršų ir tada turėtų atsidaryti durelės. Ir Pati juosta turėtų eiti iš apačios į viršų. popierių ištraukti į viršų. Užspaust. Ir tada, kai užsifiksuoja, matom, kad jis nuplėšė tą popierių. Ir dabar galim patikrinti su X ataskaita, kad popierius spausdinasi. Dabar, kad išeiti iš kasos, spaudžiam kairiai viršui, išjungimas,
mygtuką ir išjungti. Dabar pritaikysim nuolaidą kitom prekiam. Tai sumušam 14,35. Spaudžiam patvirtinti. Ir tada spaudžiam ant nuolaidą. Suteiksim 50% nuolaidą. Spaudžiam žalią varnelę. Ir matom, pasikeitė galutinė kaina. Ir šį pardavimą mes sumušim kortele. Ir dar pritaikysim sąskaitą faktūrą. Čia rašom perkančios įmonės rekvizitus. Spaudžiam patvirtinti. Spaudžiam žalią varnelę. Taip pat sąskaitas faktūras galima peržvelgti paspaudus sąskaitą faktūrą A4 ir čia galima pasižiūrėti, ją eksportuoti. Arba galima ją atsispausdinti. Čia matysite, kaip jinai atrodo. Čia tie rekvizitai, kuriuos mes įrašėm. Ir tada galime tą sąskaitą faktūrą atsispausdinti. Jeigu klientas persigalvoja arba jeigu jūs norite išvalyti visą krepšelį, nesumušus nieko, tai virš krepšelio galima paspausti X-iuką ir tada įvyksta panaikinimas. Jeigu klientas atsisako vieno skyriaus, tai galima tiesiog paspausti krepšelyje ant to skyriaus ir paspausti ant X-iuko. Tas skyrius tada pasišalina iš krepšelio. Dabar parodysiu, kaip daromas grąžinimas. Tarkim, klientas norėjo apsimokėti kortele, bet jūs netyčia įmušėte grinais. Kai sumušat neteisingai, iš karto reikėtų susirasti kvito numerį. Šiuo atveju pas mane kvito numeris bus 353. Jeigu kartais kvito neturite, tai galima pasižiūrėti jį nuspaudus kasa, sąskaitos faktūros A4 ir ten bus visų kvitų sąrašas. Ir taip pat ten matysite to kvito numerį, kuris bus reikalingas, kad įvykdyti grąžinimą. 353. Spaudžiame X-iuką, kad grįžti pagrindinį meniu. Spaudžiam grąžinti. Čia įrašome grąžinimo pavadinimą. Tada įrašome sumą. Ir įvedame pardavimo dokumentų numerį. Tai čia būtų tas kvito numeris 353. Ir spaudžiam OK. Spaudžiam patvirtinti. Įvyksta grąžinimas. Taip pat norint atsispausdinti kvito kopiją, irgi reikalingas kvito numeris. Tai galima atsispausdinti to pačio 353 kopiją. Čia rašom 353 ir spaudžiam varnelę.